Sveiki gyvi. Taigi turim be 10 realiai 9 ir 28 dieną kaip minam. Tai žodžiu, dabar tik tais nesenai atsikėliau, bet vakar kažkaip čia užsikimarinau, tos video užsižiūrėjau, jaučiu kokią pirmą, nuėjau tik tais miegoti. Užmiegau kokią pirmą tik tais. Tai, bet vis tiek čia kiek aš 7 geras valandas numigau, beveik 8. Tai, nežinau, reikia jaučiu kilti iš lavikės, eiti pasidaryti kavos, atsigerti kavytės ir tada žiūrėsim kaip čia kas. Bet žodžiu, šiandien nusprendėm, kad į Bosniją nevarysim dar pasiliksim truputį Kroatijai, pakeičiau truputį maršrutą, tai per visą šią kelionę nebuvau keitęs nei kartą maršrutą, bet vakar su vienu draugu pasikalbėjau ir patarė, kad į Splitą, Kroatijai, kur planavau išvengti, nevažiuoti, tai įkalbino, kad tenais verta nuvažiuoti, tai taip ir padarysim ir nuvažiuosim iki to Splitą, dabar nežinau, čia kokį 200 PM gal kilometrų, 207 gal kažkas į tą pusę, tai po truputį tada judėsim link to Splitą ir toliau matysim, kaip ten kas susidėlios. Žodžiu, lendu iš lovos, einu darytis kavos ir susitiksim neužilgo. Na, tai turim be 13 minučių 10, čia kaip tik baigiau dabar video editint, dar ką reikėjo, baigiau kavytę gerti ir nepradariau to vyno, nebijokit, vis dar nepradaryt, paliksiu kitiems svečiams. Tai žodžiu, tai ką, reikia po biškį pradėti viską pakuotis, einu dar į dušą, išsimaudyti, čia dar iš vakar rūbai džiūn, bet lygtais jau kaip ir išdžiūvė viskas, nes vakar tu skalbenkį kaip skalbiau, tai sugrėžimo programa su visko buvo, tai biškai paprasčiau negu kaip su rankom plauni ir paskui viską su rankom išgrėžti. Tai žodžiu, lendu į dušiuką, nusimaudau, pradedu rengtis dviratininką tais rūbais ir reikės įdėti jau. Na, taigi jau viską susirašėm, susikrovėm, jau tašės uždėtas ant dviratuką, dar susitepiau grandinę, biškai prasivaliau, apsitvarkiau viską. Tai dabar turim pusę 11. Tai mačiau, yra kažkokie gražus kriokliai už 25 kažkur kilometrų. Tai žodžiu, judam link tų krioklių, manau, pasižiūrėti, kas ten gera. Ir bandysiu surasti kažkokią užkandinę ar kažką tais pavalgyti. Visai norėčiau kažkokią normalaus maistą šiandien pavalgyti, pusryčiam bent jau. Nes vakar visą dieną tokias nesąmonės valgiau. Tai nežinau, kaip ir visai norėčiau kažko normalaus dabar pavalgyti. Tai judam link tenais, ieškam užkandinės, jeigu rasim užkandinės, stosim pavalgysim, nes jau truputį valgyt noriu, nes vis tiek jau pusė 11. Šiandien dar nieką nevalgiau, blogiausiu atveju turiu 7 Days su energetiniu kupriniai pasiruošęs juodai dienai. Tai jeigu nieką nerasim, tai tada blogiausiu atveju tą suvalgysim. Be to šiandien pradeda minimas 2385 km. Taigi kylam į kelią. Ką tik čia nuo tokį smagaus kalniuką nusileidau, nežinau, matos, nesimato. Tai naują didžiausią greitį buvau pasiekęs, mačiau virš 56 buvo greitis. O kol kas iki tol 54,8 lygtais buvo. Tai truputį pagerinau. Aišku, nebuvo čia kažkoks tikslas pagerinti kažkokį rekordą. Šiaip tik pastebėjau taip. Tai judam link tų krioklių. Ir žiūrėsim dėl užkandinės, kažką gal rasim pakeliui. Radau kažkokią parduotuvėkę, šitoj dar niekada nesilankęs. Užsuksiu, pažiūrėsiu, gal kažką normalaus valgytų ir jeigu turės, tai pasimsiu kažką, nežinau. Nebūtinai tą kavinę man čia varyti valgyti. Jeigu kokių salatikių turės, kokias salatikės visai tema būtų, lyg tai stovi dviratis. Gerai, prisirakinam, einam, pasižiūrėsim, kas čia gero. Žodžiu, iš visą nieką nepirkau, nieko gero nėra. Vėl visokios balkutės ir panašiai, tai ieškom užkandinės vis dėlto. Kažkokią, kaip greitą maisto užkandinę, bet kažkokią radau, nežinau, pasižiūrėsim.
Atrodo, čia yra kažkokių tokių normalesnių patiekalų, bandom užsukti. Nu, pasitačiau dviratuką, nuėjau, užsisakiau maistą čia į tą užkandinę. Tai pagrindė čia visokie burgeriukai, dar kažką, bet tai buvo vištienos salotų. Tai kaina šiaip nemaža palyginus, 13,50, bet nes visai norėjau ir vištienikės, ir salotų norėjau. Tai sėdam čia prie staliuką, palaukiam, kol pagamins ir eisim papusryčiauti. Nu va, atkeliavo mano vištienos salotikės, visai čia viskas apetitiniai atrodo. Tai bandom pavalgyti ir įdėsim tolyn link tų krioklių. Viskas suvalgiau iki paskutinio kąsnio. Žiauriai gerai buvo, žiauriai čia viskas sistema, tu salotikas. Tai da pasidėsiu, kokias 5 minutės suvirškinsiu tą maistą ir judėsiu toliau į kelią. Pavalgiau ir iš karto kilometrą kalns su beveik 100 sukilimą. Nu niek, kaip nors. Nacionalinis parkas Plitvitšaka. Tai žodžiu, čia ir važiuojam ir tenais turėtų būti tie kriokliai. Tai Plitvička, tenais tie kriokliai kažkaip ir vadinas taip. Tai nežinau, čia nebaisiai daug lika, gal kokį 10 kilometriukų ir būsim tenais. Kadangi vakar naktį ten gerai nulės žaibai su viskom, tai šiandien truputį tokia kaip ir vėsesnė diena pagal termometrą. Tai kaip būdavo dabar apie 3-4 kažkas tokia. Tai šiandien iki 2,9 kažkas tokia bus temperatūros. Tai nesijaučiu nei biški, kad būtų vėsiau, lygiai taip pat karšta kaip vakar ar užvakar. Čia biški pamynęs esu, visas jau kiaurai šlapias. Šiandien tą galvau, vėsesnė diena bus. Nu, kaip ir yra vėsesnė. Sakau, nuo saulės kremų nesitepsiu, gal nereikės. Nu, bet jaučiu, kad sviltos rankikės mano kaklas. Kaklas jau mačiau, kad ir lupas jau oda. Tai nežinau, turbūt vis tiek reikės sustojus kažkur pasitepti to kremuku, kad ir vėsesnė diena šiandien kažkiek tais. Nu, čia matau, lauk labai smagas nusileidims ir paskui iš karto labai smagus kalnas tenais toli, kur autobusas važiuoja. Tai va tenais į kalną, belia kokį matau kyla jisai. Na, kaip nors įveiksim. 5 kilometrai iki tų krioklių lika. Nebedaug. Čia 5 kilometrai iki krioklių, tai 5 kilometrai kalnas. Ir čia belia kokias bedugnės. Žemyn. Net ne visur čia tos kelio apsaugas yra. Tai čia kristam iš karto bent jau 100 metrų kokį žemyn. Taigi sustojau stoteliai biškį atsipūsti, nes į tą kalną čia ir ką veikti mintį. Tai kaip tik pasižiūrėjau, kad ultravioletiniai spinduliai kaip tik šiandien yra labai stiprus. Nors ir 22 rodo, bet very high UV today. Tai reikia pasitepti kremuku, nes nors ir nėra taip karšta, bet saulė tai jaučiu tikrai, kad labai kabenčia į tas rankas, į tą kaklą. Tai kadangi dabar sustojęs esu, tai manau, reikia ir pasitepti. Nu, čia truputį sustojau kelkraštį, tai nežinau ar matos, bet tenais jau kriokliai tie, žodžiu, atsiver po truputį jau vaizdai. Dar truputį čia kylam, apie 3,5 km ir davažiuosim iki ledinių metikų, manau. Nebus krioklių, nes negali čia, žodžiu, su dviračiu važiuoti prie tų krioklių ir mokami prieimai. Tenais va matos visokie apsauginiai stovi, čia niekur nepravažiuosi. O norint bilietus užsipirkti, reikia per tą tiltuką eiti ir tenai, žodžiu, taip eini ir da eini čia kokie 5 km gal pieškom. Tai liūdna biškai, nes tikrai norėjau nuvaryti, bet kad čia dabar kažkur palikti dviratį ir eiti čia porai valandų kažkur, tai tikrai neturiu noro. Tai ką padarysi, ką žinau, rasim dar tų krioklių dar gražesnių. Nes kiek mačiau iš nuotraukų, tai nėra ten super įspūdingi tie kriokliai. Kol Norvegijoje tenais gyvenau, buvau, tai tikrai gražesnių mačiau krioklių, negu kas čia dabar yra. Tai žodžiu, judam toliau. Beminant jaučiu, kad atsilaisina biški mano batą tas kliupsas. Tai reikia prisiveršti, tai sustojau, prisiveržiau tą. Dar ne visai prisiveržiau. Ir prie to pačio dar ir kitą batą nusimausiu, pasižiūrėsiu, kaip ten situacija. Bet lygtais tik tas vienas atsilaisvinęs buvo. Bet dėl visako ir antrą pasižiūrėsiu dabar, kad jau sustojau. Na tai buvau sustojęs šitą batą prisisukti.
Tai pasižiūrėjau kitą. Tai kits irgi biški buvo atsilaisvinęs, reikėjo irgi dasisukti. Tai abudu prisisukau, kol kas per šią kelionę pirmą kartą reikėjo tik tais. Tai kylam toliau į kalną ir matysim, ką čia gerą vaizdų toliau rasim šiandien. Čia dabar kamštis kažkoks, o kas čia? Ką žinau, laukti, bandyti pralysti. Gal pabandysiu pralysti. Per kažkokią smalą čia važiuoti. Limp čia viskas man ant tų ratų. Kas čia do kelias? Nesąmonė kažkokia. Tik tais išvažiavau iš tos visos nesąmonės. Čia kokie 5-10 kilometrų. Čia tą kelią tvarkė. Tai šviesoforai, smala, ten akmenys visokie. Tai visas padangas dabar kažkokiom nesąmonėm aplipusios. Tai reikės kažkur į kokią stotelę sustoti, biškį apsivalyti viską. Nes man čia į stabdžių diskus čia tos smalos prieis į dar kažkur. Tai ne kažką tikrai bus. Tai reiks kažkur sustoti, biškį apsivalyti čia visą tą dviratį. Iš po tų kelio tvarkymų. Matau degalinę, nieka nėra iš galo. Reiks sustoti tą degalinę. Gal kažką minimaliai už kas paimsiu, nes 2:30 jau yra. Ir tą dviratį apsivalysiu. Nu, va, visas padangas kaip aplipusias visokiom nesąmonėm. Ir priekinės, ir galinės. Žodžiu. Einu iki degano, pasižiūrėsiu, kas gero. Pasiėmiau mažą dešrainiuką, pasiėmiau kavos ir kur kavai maišyti tas lazdeles, su tom bandysiu nugrandyti tos ratus. Tai žodžiu, suvalgau dešrainiuką ir einu kepti darbus. Kaip čia bjauriai yra prilindę visur. Tos smalos su akmenim čia viską. Su atsuktuvu kiekvieną grioviuką čia smalos turiu grandinti, nes belekiek čia tos smalos prie. Va, iš kiekvieną tiek va ištraukė. Čia pilna žemė, jau tos smalos privariau visur. Nesąmonė, žodžiu. Negal uždaryti vienos linijas, sutvarkyti tą vieną liniją ir tada kitą. Tai ne, žodžiu, iš karto visą kelią tvarkai, visus praleidinėjai per tą smalą. Nesąmonė. Tai kaip ir sakau, Kroatija šitie keliai, tai čia kosmosas, žodžiu, nepalyginsi su kitom šalim. Kaip pavargau. Nu čia kokį 40 minučių grandžiau tas padangas, visą laiką pasilenkęs nugarą atkirto. Tai žiūrėkit, kiek čia visur tos smalos privariau. Visas grindis vien smala. Nu bet žodžiu, biškį pravaliau tą padangikę. Ir vieną, ir kitą. Nežinau, aišku, dar bevažiuojant dabar lipsiu. Nes vis tiek dar yra tas smala apkibė. Bet vis tiek biškį geriau. Tai dabar da išsikratau batus, nes jaučiu, kad ir batuose visokių akmenukų nesąmonių prikritę yra. Ir kavą reikia pabaigti gerti. Nes pasiėmiau tą kavą, tai taip negėriau, dar porą virkšnių liko. Tai gerai, damušu kavą, išsikrapštau batus ir judam tolyn. O kokie kalniukai, matos gražus aplinkui. Nu gražu, gražu. Ai, ir kalbant apie tos kalniukus, tai čia už tų kalnų yra Bosnija. Tai aš čia šalia Bosnijos sienos, kaip ir važiuoju. Tai kol kas dar į Bosniją nevažiuoju, bet už kokių 2-3 dienų būsiu Bosnijai. Nes truputį pakeičiau maršrutą, važiuosiu iki Splitą ir pro Splitą galą tenais paskui įlysiu į Bosniją. Tai kol kas dar Kroatijai pabūsim kelias dienas. Vėl taisomi keliai, čia kažkokie šviesoforai. Maldauju, kad tik nebūtų vėl ta smala. Jau lygtis biškį prasivaikščiai tie ratai. Jeigu bus įmanoma ir bus smala, tai geriau stumsiuos čia kur nors to žolynų, kad vėl neprisivaryti tos smalos. Nes belekiek paskui problemų. Nu pažiūrėsim, kaip čia bus. Kokias lygumas ir iškart kalnai, visur čia taip. Gerai atrodo. Įdomi gamta tokia. Vėl ta smala. Vėl matau viskas čia limpa ant mano tų padangų. Jau nervuoti pradeda tas kelias čia.
šviesoforai, visokie smalos, da kažkas, į da kalnai. Nu, ką padarys? Žodžiu, didelis kalnas, dabar čia lauk manęs. Turim jau pusę 5. Tai sakau, sustosiu čia. Pavyzdžiui, kad tokį užmačiau. Tos korosanus, kur pirkau ten šiandien ryte. Tai žodžiu, tos korosanus 1 arba 2, nežinau kaip lys suvalgysiu. Truputį čia palisėsiu. Biškį padangą apsivalysiu nuo tų visų nesąmonių. Ir reikės įdėti toliau. Ir dar pasižiūrėsiu, dabar čia kol valgysiu, ką čia šiandien su nakvynė daryti reikės. Nu, suvalgiau abu 2 korosanus, čia pasidėjau kokį 15 minučių. Jau beveik 5 yra. Tai nežinau, pasižiūrėjau kaip dėl hoteliukų situacija. Tai nelabai įspūdinga situacija. Čia yra keli už 10 km. Bet tai čia tiek dar per mažai šiandien numinti. O jeigu toliau minsiu, tai nebent jau tenais apie 5 kilus numinsiu. Tai nežinau, gal ir numinsiu. Kol kas matysiu, kokie čia tie kalnai bus. Nes mačiau, kad čia už 1,2 km prasidės nemažas kalnas. Na ir nežinau, žiūrėsiu tada pagal situaciją, kaip kas. Vos be to dirižiuką nepervažiavau. Tai kol kas minam. Dabar čia apie 10 km iki to didesnio miesto. Tai va, iki ten numinsiu. Kažką gal apsiprekinsiu biškį. Kad jeigu ką turėčiau ilgesniam minimui šiandien atsargų. Ir šiaip vandenuks jau po biškį pabaigą. Tai žodžiu, minam dabar tą 10 km. Kažkokia karinė bazė, kas čia? Parodyta, kad nefotkinti. Tankai sustatyti, grotas visokias. Nu, įdomiai. Ar matot tenais ant kalno tos pastatus? Tai tenais Ubinava, kažkas tokia miestai, aš jį ir važiuoju. Tai. Oi, dabar čia reikės kilti man smagiai į tą kalną. Na, bet kaip nors, užkabliuosim. Nu, va toksai kalnas. 2 km 7 procentai. Čia į tą miestelį. Nebaisiai da palyginus iš tikrųjų. Ką čia matau? Kažin geriams, reik paragauti. Nes kaip tik vandens jau reik tikrai. Galvau čia tam mieste dasipirkti. Bet tai gal nereikės pirktis. Einam paragauti. Panašu, kad geras. Gerai, reikia prisipilti gertuvę ir turėsim vandenuką. Va, iš tenais atvažiavau kažkur apačios ir čia tas miestas Udbina. Bet kadangi dabar čia ką tik vandens gavau, prisipyliau, tai net nesukai tą miestą varau toliau. Reikia šiandien tos kilometrus rinkti. Patys nesusirinks tai kilometrai. Sustojau truputį atsikvėpti čia prieš kalną. Ir ką čia tokį radau? Pona Šimtakojį. Žodžiu, dabar išlindau čia į tokį kelią. Tai tiesioji 30 km čia to keliu. Čia aplinkui šiaip yra vietikių, kur tikrai galėčiau įlysti, pakempinti. Tik tais nežinau, čia daug visokių avių bandų matau. Tai nežinau, čia privačias valdas gal visokias skaitos ar dar kažkas. Na, ir žodžiu, tą vandenuką, kur prisipyliau, jaučiu, kad ne visai jisai geriams. Nes aš vis čia jį gurkšnoju, bet tai kažkaip labai burna man džiūno jo. Nu tai greičiausia, kad reiks pilti lauk tą vandenį ir reikės kažkur sustojus normalaus nusipirkti. Nes čia kažkoks ne visai tas vandenuks. Jo, čia kur planavau, žodžiu, jeigu sakiau, čia kažkur miegočiau, tikrai rasčiau kur įlysti, tai čia mačiau ženklų, kad kažkoks nacionalinis parkas, kažkokie stirnas, briedžiai, kažką ten nupiešti gyvūnai kažkokie. Tai, nu gal ir praslyščiau, bet jeigu jau užmatytų, kad nacionaliniam parke, tai jaučiu pribauduotų tiek, kad maža nebūtų. Tai vis dar minam tolyn iki to
kur planavau miestą, dar 21-22 km, kažkas tokia. Tai dar čia ilgai ir nuobodžiai tiesiai to pačiu keliu minti. Sevendėjas sustojau suvalgyt, nes jau viskas, baigęs jėgas. Dar žiauriai troškin, bet nieko neturiu, nei vandens to, nes tenais tas vanduo kažkoks netok žiauriai burno džiavino jau. O daugiau nieko neturiu, nei kokią mineralinę, nei kokią limonadą, nei kokią energetinę. Tai žodžiu, gerti nieko neturiu, burną stipriai džiavin. Čia 30 km tiesioji aplinkui, nei gyvos dvasios, niekur nėra, tik tais mašinas, pravažiuoju karts nuo karto. Jokios parduotuvės, jokia nei gyvenama namą, nei užkandinės nieko. Nežinau, čia biškį pasidėsiu ant akmens kažkokią atsisėdęs. Suvalgysiu tą Sevendėsą. Ką žinau, vis tiek to vandenį užsigersiu, kad ir troškin, bet reikia kažko nusigerti. Ir nežinau, bandysiu kažkaip datemti tą 17-16 kiek čia kilometrų liko. Žodžiu, kol sėdėjau čia, jau dabar pusė 7 yra. Da čia ieškoti, kur miegoti, ką žinau, alkans pavargęs, gerti neturiu, tai pasiėmiau tą hoteliuką už kem 900 eurus. Tai kažkaip vis tiek iki jo datemsiu. Čia iki jo apie 18 km dar likę. Da pakely mačiau tenais netoli to hotelio kažkur turėtų būti degalinė ar kažkas, tai nusipirksiu kažką pavalgyti, nes ir valgyti noriu. Nelabai čia ką turiu. Tai nežinau, reikia bandyti judėti iki 8 kažkaip, manau, pasieksiu. Iki 10 valandas check-ins yra tenais, tai iki 10 valandas tikrai pasieksiu tą hoteliuką. Tai žodžiu, sėdu toliau ant dviratuką ir toliau judam. Kokia gamta, čia kažkokie kalnai, na va čia biškai užstojitas, nesąmonė. Čia kažkokie va kalnai, čia kažkokie kalnai. Dabar čia už tų krūmų, dar viens aukštas kažkoks didelis, tenais kalnas. Įdomiai. Čia grinai arba lygumas tokias, arba iš karto kalnai kažkokie eina. Tokia įdomi gamta. Aišku, ir nemažai čia į tos kalnus minti, reikia šiandien didžiąją dalį į kalnus myniau. Tai gerai dabar, kad čia link to hoteliuką, kur judu, tai daugiau nusileidimo. Nu realiai, pagrindė nusileidims, bet biškį paminti vis tiek reikia. Da tokia pusiau prieš vėją šiandien diena, tai tikrai stipriai pavargau. Viena iš sunkesnių dienų kol kas šioj kelioniai. Da čia tos padangas pilnas, to smalos, tie akmenys limp į kojas šauda, tos akmenys. Nelabai smagiai, bet tai ką padarys, visokių dienų turbūt. Nu, taigi pasiekiau Gračac. Tai čia šitam miestukį kažkur tais miegosiu. Tai dar biškai paminu kažkur. Ir reikės sustoti, pasižiūrėti, kur čia tas mano hoteliuks. Ir dar čia mačiau ar degalinė, ar parduotuvė, kažkas turbūt. Tai irgi pasižiūrėti, kur tas yra. Kažką valgyti, nusipirkti. Tai kažkokį sustojimą, kur eitų normaliai sustoti, pamatysiu ir sustosiu. Taigi buvau sustojęs kažkokią parduotuvėkę, bet čia kišenė ta parduotuvėkė ten. Nieko iš viso pasirinkimo nebuvo. Tai pasiėmiau dešrelių kažkokių, pasiėmiau pieną, pasiėmiau korosano. Nežinau, užteks pavalgyti. Tai žodžiu judu iki viešbutuką. Porą kilometrų liko. Mačiau, kad yra mikrobangių bent jau. Tai išeis tas dešreles bent jau pasišildyti, nežinau. Kečupą nieką neturiu. Bet ką žinau, sueis ir vienas tos dešrelės. Ne pirms karts. Tai žodžiu judu iki viešbutuką ir pranešiu toliau, kaip ten situacija. Saulikį leidžia, vėjas sukilęs. Jau sumaikikė net vėjas iš tikrųjų. Jau čia kažkur už kampą turėtų būti tas viešbutuks. Tai tuoj pasimatysim. Nu ką, štai čia ir turim tą viešbutuką. Čia greičiausiai pro čia reikia eiti. Bandom išsiaiškinti, kaip čia kas bus. Nu ką, taigi atėjau į kambariuką. Viskas čia kaip ir tvarkingai, staliuką turiu čia. Nežinau, lovytės, viską. Kaip tik paveikslai va, su dviratukais.
Tai į temą. Tai turiu čia visai tokį erdvų tualetą, vonę. Daug čia vietos visai. Viskas irgi tvarkinga, kvepiantis namai. Mikrobangiai yra, virykliai yra. Tai mikrobangiai, dar ir arbatmiks yra, nemačiau. Ir šaldytuviuks. Kas čia? Alus, kas čia yra? Nežinau, nematau, bet jau čia alus, pivo. Tai alus vanduo. Čia sakė, galiu visko naudotis. Da ten mačiau baronkikės visokios, korosanai, saldainiukai, da kažkas čia. Žodžiu, viską galiu valgyti, viską galiu gerti, viską galiu naudotis. Da čia ant lovos saldainis padėti. Tai gerai, einu nusimaudyti, eisiu pasišildyti tas dešreles. Ir nežinau, arba į lovą pakritęs eisiu su video biškį padirbėti arba prie stalo, nežinau. Da tą padangą šiaip reikėtų apsiplauti, apsivalyti, nežinau, nes ten tos malos prikibė. Bet jau nežinau, aš šiandien turėsiu jėgų. Išsimaudęs pavalgę žiūrėsiu, ar bus jėgų, nebus, nes dabar jau turim, man rodos, apie 8 beveik. Kiek čia tų valandų? Be 28, tai kol pavalgysiu, nusimaudysiu 8 jau ir kaip į lovytę laiks. Na, žodžiu, lendu į dušą. Nu ką, taigi mano vakarienė. 4 dešreles pasišildžiau mikrobangiai. Ir bulkutį kažkokia. Tai nieko daugiau ir neturiu. Tai nors ir nelabai čia skaniai atrodo, bet, nu, ką padarysi, nėra pasirinkimą, einu valgyti ir tiek. Gerą vakarą. Taigi, turim po 10:34, kaip tik čia baigiu video editinti. Tai jau eisiu miegoti. Laukiu čia, kol pabaigs tą video editinti, kiek čia 13 minučių rodo liko. Šiandien sunki diena buvo, pavargau, tai kaip ir laiks jau miegoti būtų, tai pabaigsiu editinti ir eisiu miegoti. Tai. Žodžiu, 28 dieną užbaigiam taip ir labanakt, einam miegoti, susitiksim rytoj.